Bet sapnuoju, dirbu, reiškia, naktį mano smegeninė visi dirba. Bet žinok, daug kas sako, jog pradeda labai sapnuot, kas nesapnavę. Aišku, ten visi sapnuojam, bet neatsimeni tiesiog, žinai, kad sapnuoji. O daug žmonių rašė, kad pradėjau sapnuoti ir atsimenu, taip įdomiai, matai, tas naktinis. Taip veikia matyti kažkaip tai. Aš sakau, kad aš dabar taip pradėjau sapnuoti, kad taip nebūdavo. Būdavo susapnuoji ten ir taip, bet kitą kartą visai nieko neatsimenė, sapnavus, ne. O dabar tai, sakau, galva veikia, ten man dirba kažkas, tai sapnuoju. Tai tu mažai dar naudoji, kiek tu naudoji, čia porą savaičių turbūt nėra. Apie porą musėt. Nes aš po gimtadienį pradėjau naudoti po kelių dienų, ten po 2-3. Tai va, šią naktį tik tai nieko nebuvau. Išgėrus užmigau per anksti ir, matai, buvau pavargus, tai miegojau gerai. Aš vakar vaistų išgėriau važiuodama nuo skausmo. Tai matyt, man mažiau skaudėjo, aš mažiau atsibudinėjau. Tai va, bet taip tai veikia. O į tualetą taip normaliai viską išeini rytą, jis pakaina visą dieną, nieks nieko, nei ten tą pilvą, žinai, su tave negali kalbėti, įsipė, paskui tu vėl įdėsi į Facebooką. Koks balsas mano, tavo tai normalus, viskas taip kaip tavo, mano aš nesupratau, paskui tik tai supratau, kad kaip aš kalbėjau, kad mano tos visus kalbus kitų balsų. Nei to pilvo suka, nei spazmuoja, nieko savo spakainiai išeini ir viskas yra ramu visą dieną. Tai va. O tas, tai aš nežinau, tas trečias ir kitur būt veikia. Biski tokia, gal biski aktyvesnė jau pradėjau darytis. Iš pradžios, kai pradėjau gerti, tokia mieguista buvau, vajezau, nors atsikeli įvei miegu. Jisai lėčiausiai, kaip sakyt, paskutinis pasijaučia, žinai, nes, ten imunitetas stiprina, žinai, kraujotaka, viską, tai kol suveikia, vis tiek pirmiausiai valos žarnynas, paskui pradeda ten galvą tvarkytis, nervinę, žinai, sistemą, va, matai, pradėjai sapnuoti daug. Ir paskui jau žinai, jau tada atsigauna organizmas daugiau ir pradeda jaustis tą energiją. Tai va, tai gerai, tada lauksiu energijos pliūpsnio. Mane tai veikia, aš tai nežinau, man tai iš vis veikia. Aš nuo ryto, kai pradedu dirbti, iki 10 vakaro 11, aš dar dirbu, supranti, net nenoriu miegoti, žinai, bet paskui tą naktinį sučiulpiu ir kažkaip jaučiu, kad mane jau viskas, akis staigiai pradeda merktis pačios. Greitai pradeda veikti, matyti. Ir miegu taip gerai, kad nejaučiu, kaip Tomas atsikelia rytą į darbą. Anksčiau visada jusdavau, aš nesikeldavau, tu žinai, miegodavau toliau, man nereikia 6 keltis, žinai, tai ir miegu. O supranti, dabar net nejaučiu, kaip jisai atsikelia. Čia buvau gal vieną kokį rytą, 2, taip kažkaip per miegus lyg jutau kažką, bet nieko nejaučiu. Tai va, vienu žodžiu veikia tie dalykai, viskas gerai. Ir reiktų, žinai, tau pagerti irgi ilgesnį laiką, apie 3 mėnesius mažiausiai. Eiktų? Jo, nes čia, kaip ir visi dauguma papildų, supranti, ką tu 1 mėnesį pagersi, numesi, paskui vėl bus tas pats, žinai, tai ten, kol atsiregeneruoja viskas, žinai, visi tie organai mūsų sistemos, reikia laiko, žinai, tai 3 mėnesiai minimum, o paskui žiūrėt, žinai, kiti žmonės, žinok, vartoja ir 1,5 metų, jeigu rimtesnės bėdos, nes ten
Aš atsiliepimų labai daug renku, žinai, žmonių, tai Mhm. net ir vėžiniai susirgymai, žinok, praeina. Ir sąnariai atsistato. Dabar čia nesenai buvau mačius, aš tau atsiųsiu dėl stuburo išvaržų liktais buvo atsiliepimas, kad praėjo taip pat skausmai. Aha. Bet jau ten vartojo taip pat ne vieną mėnesį, ar 3, ar pusę metų, dabar neatsimenu, reikės vat surasti ir atsiųsiu tau. Tai gerai. Nežinau, aš dabar, sakau, vakar, kai išgėriau, bet jaučiasi, man tas stuburas jaučiasi. Supranti, kai vakar vaikščiojom su to Šarūnu po parduotuvės daugiau, ne visien jisai jau. Nu tai, čia ir nenorėjau. Bet kad aš dabar jau žinau, vaistų nuo skausmo nevartoju, po teisybei. Tai va. Tik tai vakar išgėriau, kad važiuot, ten žinau, kad reikės vaikščių daugiau, viską tai išgėriau taip, bet namuose aš jų nevartoju. Einu į miestą irgi nevartoju, už tai jaučiu. Tai va tas, o vaistų skaityklą jau nuo skausmų nevartoju. Tai gali ir geriau biski. Aišku, kad čia visai gerai būtų, tai jau čia nei ką norėti. Tai supranti. Tai stipriai tave suėmė ten buvo, supranti, taip nebūna tokių stebuklų, kad iš karto, supranti, aš jau sveika, žinai. Viskas po biškį, bet svarbu kažką daryti.